Labą dieną, Vandutį. Labas, mielasis. Nu va, Kazimierai. kaip visada šį kartą vienas. Aha. Va, visos mano merginos darbuose. Nu, Va, bet kai tai sužinojau, kad atvažiuosi, tai negalėjau neiškęsti neplankęs. Vandutį, nuo mūsų paskutinio pasimatymo tiesiog suliepsnojo visas pasaulis. Va, netikėtai arabai žydus užpuolė Izraelį. Dar ne viskas čia. Tai ne viskas, tai indai su pakistaniečiais lūpasi, kiniečiai pasakė, su Taivaniu aiškins, visi visur lūpasi. Taip, sakiau, kad bus kovos, karai, apsėmimai, viskas ir eina. Ugnies daug. Tai rėž dabar kalbos, kas bus toliau. Kas bus toliau? Dabar bus tai, kad pereinam į penktą jau. Į penktą lygmetį tą. Ir dabar pats prasideda era tų visų Razborkių, karai, teismai. Labai daug dabar blogio bus didelio. Pas mus Lietuvoje vėl kabinėjasi vieni prie kitų. Ardos kratos, bet čia jau labai mažai beliko, net įeinam į penktą jau viskas. Ta lygmenį. O kada čia tas bus konkrečiai? Jau greit, jau įeinam, jau tuoj viskas suksis. Už tai jeigu karai prasidėjo, dar Atlantas sutrūks per kažkur tai įsiverš ugnikalniai baisus du. Ir tada jau viskas ateis gerieji žmonės, tokie kaip angelai, ne angelai, kurie ves. Beveik kaip aš, ne tokie. Tu nepričiom, tu ne iš kosmoso esi, tai ves žmonės, šviesuolius, gelbės. Čia juk eis tsunamiai dabar. Čia tai baisiai darysis, tie arabai dar, tie Irakas, visi kai šoks dabar ant to Izraelio, ką? JAV nuvargo su tais ginklais jau kažkas tai. Ir čia viskas darysis taip sunkiai, kad šviesuolius pradės išvedinėti jau ten, kur reikia jiem. Į gėrį, į šilumą, į džiaugsmą. O čia bus labai sunkus dalykai. Visur. Nes grėžia baisiai, matau, ant Irakas, Iranas ant Izraelio visi. Taip kad prasidėjo jau nauja era, kai tik viskas šluos. Bet žiūrėk, bet žydai išrinktoji tauta, bet irgi daug kas ant jų pyksta labai viską, bet ten žmonės irgi gimė ir užaugo. Žinote, kad jie juos išrinko. Kodėl? Jie taip galvoja. Tai čia yra perrašyta, jūs, prie ko čia išrinktoji. Visi mes, kas šviesuliai išrinkti esame. Taip, teisingai, bet žiūrėk, kaip ten bebūtų, vieni ten gyrėsi, kiti ten pyksta, bet jie žmonės gimė ten, užaugo, žinai, ten, ir ką dabar jiem daryti? Čia, sakau, kažkas pliekiasi, kažkas ten daro, o kas gaila, labai gaila, nekaltų žmonių. Kiek jų žuva jau, o kiek dar žus. Gaila žmonių, bet tokie dalykai darosi. Reikia nebijoti, vis tiek jie perlauks tie žmonės, kad ir žuvo, gaus kūną, perlauks kitur. Viskas toliau eis gerai, tik tai mums žiūrėti į tą siaubą, nekalti žuvo, tie visi, kurie daro tos karus, tegul talžosi snukius viens kitam, aš suprantu. Bet prie ko čia nekalti žmonės, labai gaila ir apsiverkiau, tikrai gaila žmonių. Kom jie kalti, kad dabar turi jie žūti, kad palikti be namų, be maisto, be nieko. Taigi čia baisu. Tai mačiau, kad ir lietuvių ten įstrigę yra. Aišku, savų gaila labai, visų gaila, bet savų labai gaila. Labai. Kas komandiruoti buvo, kas kaip, kas ką, kad taip staigiai viskas prasidėjo, Ir ką dėl savo tautiečių, tai išvis skausmas. Bet į penktą lygmenį einam, bet žemiškų matavimų, kada? Iki naujų metų, po naujų metų, ar metus truks? Gali ir ryt būti, jau greitai. Kada? Juk
Juk žmogus pats, tai tik aš žinau, kad įeina jau ir ateina era ir nepergyvenkit, kad čia viskas griūva. Nes taip turi būti, tokia istorija jau ateina, mes, kada, tai mes abudu galim ir nepatekti į tą šviesų. Juk aišku, žinai, kad tu toks šviesus. Aš tai pateksiu, aš tai aišku pateksiu. Šviesuolė čia atsiradau, tai čia atrinks savaime. Staigiai į kitas lygmenį pereisti žmonės į kitus lygmenius. O tie, kurie čia liks, kurie piktybiški, kurie neapykantui, kurie tik apie ilgesnį tą galvoja materializmą, tiem tai tikrai neįmanoma bus ten patekti. O jūs man pasakysite, Vanda, kaip čia be materializmo gyventi. Aš tą suprantu. Vanda, kaip be materializmo gyventi. Tai aš tą suprantu. Materializmas, mes plikiai gimstame, čia turi būti namelis, turi būti gal mašiniukas, turi būti gal baldai, viskas turi būti, bet kas per daug tas nesveika, proto ribose. O kada yra gamyklos namai ir paskiau už gerklės čiumpa bankai žmonės apgavę, vienas tik taip jie apgaudinėjo, paskiau palūkanas didžiausia žmonėm jau sugalvojo, tai taip, tai anaip, dabar apgaulė ta vyksta, kad siaubingai. Siaubingai žmogus nori tą nameliuką pasiimti, nori iki senatvės gyventi ir dabar va tokie kaip apgauti yra. Negali išgyventi žmonės, O bankai smaugia kaip galėdami. Tie bankai tai tikrai sugrius, nepasiseks jam. O jau penktam matavime tai jau bankų nebus? Penktam matavime jau nieko nebus, viskas visai kitaip bus. Visiškai kitaip. Tai bus šiluma, tai bus džiaugsmas, tai nebus tie, kaip aiškinama, kaip klimatas čia kažkoks per šiltas. To visko nebus, čia viskas yra kažkokia apgaulė, kažkokia tai nesąmonė kartu su tais drakon reptilijom surišta viskas, melagiena, viskas va taip, melagiena, baisu kas yra, tik nenoriu pasakoti, nenoriu žmonės gąsdinti. Bet labai baisiai čia vis dėlto yra, bet neilgam jau sveikinu, jau greitai išeisim iš tų siaubų. Ale, kai tavęs paklausau, išeisim, bet ten irgi kaip davatkėlės už rankučių vaikščiosim, nei snukį užvažiuosi, neįdomu labai. Aš tau sakau, kad ten tu nevaikščiosi, tavo sąmonė keisis, jau dabar daug daktarai nesupranta, kokios lygos, kas yra, kodėl kraujas kažkoks tai. Keičiasi ir kraujas, ir sąmonė, kodėl tu būtinai su rankiolium, kaip davatka, tu taip nevaikščiosi, tu laisvas. Tu būsi laisvas, nuostabus žurnalistas, ne čia, kad tave už gerklės paėmė smaugia. Visiškai ne taip bus, nieks tave nesmaugs. Aš vėl būsiu laisva, mes būsim laisvi. O ne davatkom, nei mes čia buvom davatkom abudu, nei mes ten būsim davatkom. Čia davatkas sugalvojo šitą faktininkę žemę. Tas davatkas. Mes visai laisvi, visai kitokie būsim. Alma Kristutienė tave labai maloniai sveikina ir sako, o kada matote šio košmaro pabaigą? Košmaro pabaigą gali ryt būti. Aš mieloji mano, brangioji, kaip vardas. Alma Kristutienė. Almutė. Aš tikrai dabar nepasakysiu, aš ne dievas, bet aš jau per užsienį daug gaunu, kad jau greitai bus. Ir aš kažko jaučiu, kad greitai. O greitai santykinis dalykas, vienam greitai, kitam lėtai. Čia datų nepasakysi, taip suprantu. Jau tikrai iki naujų metų, tai tikrai tikiu, kad bus. Taip greitai. Jo, dabar labai tie arabai galvoja šonė biški. Tas Irakas, tie visi, tiesiog kas čia darysis dabar. Tam ir turi būti, kad sustabdyti viską. Ukraina, va dabar matai kaip Ukraina, niekam nerūpi, prasidėjo kiti rūpė, šią nepastebėjai. Taip. O kažkas čia surišta su to visų mūsų pasauliu, žemė. Su mūsų tą planetą kažkas tai surišta ir su kosmosu.
Čia dabar vat, tas mėnulis toj aptems, aišku, Amerika matys, ten šiltieji kraštai, bet vis tiek ateina tas aptemimas, po jo labai daug. Ot. Čia dabar įjungia biški tą švituoklę, ten Amerikė įjungta yra jau. Tai iš karto konkrečiai klimatas, ar pastebėjai? Nu, atšalo žaibiškai. Nu, bet kokie viekas darosi Klaipėdoj, kas buvo. Ir štormai, ir visokie baisiausi Ir dalykai. pas mus buvo, ja. Nu, staigiai tik pašvytino ten. Baisu, bet neleido. Vis tiek kosmosas neleidžia, sustabdo, supranti. Vanelį Astra sako, labas vakaras, Vandutė, jūs nuostabiai atrodote ir linkiu jums sveikatos. Ačiū labai, mieloja, ačiū, norėčiau ir jūs pamatyti, turbūt jaučiu irgi gražuolė esate. Kaip ir to, ne? Arba kaip ir aš. Ne, tai aš ne tokia, jinai tai gražesnė, jaunesnė. Nu, man labai patinka, kai iš tave išerzinu biškį, tai tada Jo. pradėjau. Tai man, gal aš daugiau komplimentų tau neskaitysiu, tada pykinsiu biškį, paerzint man labai. Nu, erzink, aš duosiu su koloku į krūtinę tau. Matai, ar išėjo, o vis tik visą kai apsikabinkim, tik tai apsikabinkim. Taip, mes juokaujame kaip vaikystėje, tai vis tiek nebuvom tokie baisus, tik į angelus daugiau, bet būdavo ir pasistumdydavome vaikystėje. Ne, bet pasipykimų vis tiek nuobodu gyventi. Svarbu, kad susitaikytum vėl, žinai, tenai, nu kažkaip... Čia tu taip pripratimas tavo toks, o kada tu pamatysi kitaip galima gyventi, kada mes visą laiką kalbėsim, iš akių jau mokėsim susikalbėti labai gražiai, tau visai kitaip patiks tas gyvenimas, tu nesuvoki. Todėl, kad tu faktininkas, matau, tikiu, nematau, netikiu, plaukus pagatavas nusirauti ir panašiai. O todėl ir vaikinė taip ir yra. Ne, aš tai šventas žmogus šiaip, dėl to tai jau nesakyk. Jau neatsilikink, tik tai nebūk jau tu šventas, geriau tu būk tu. Simpatiškas, tikras, toks, kas simpatiška, tas gražu, kas per daug gražu, tas negražu iš tikrųjų. Ai, tas saldus, sako. Nu, Per saldu. tas tikras grožis, tas jo tikras grožis, tai žinai, iš išvaizdos, o tas vidus jau toks, žinai, būna. Nu tai pasakyk, Jo. kas yra tikras grožis? Kaip? Kas tikras grožis yra? Tikras grožis yra simpatiškas žmogus, kuris patrauklus ir labai šiltas. Tai čia kaip aš. Nu jo, bet ne šventasis, jau čia nepradėk su savo to šventasis, aš nu ir kas, kad atsiauginai barzdą kaip popas, bet būna ir tie razbainikai su tom barzdom. Nu, taip. Taip. Gerai, o tai dar apie tą švytuoklę pasakyk, įjungė. Švytuoklė. Nu, švytuoklę. Aš tai niekur negirdėjau apie tą švytuoklę. Nu, tu ir negirdėsi, man visai iš kitų šaltinių perdavė. Iš kokių, nu tai papasako. Negaliu pasakoti to, iš kur ir kas ir kaip. Ne, tai apie tą švytuoklę papasako. Apie švytuoklę papasakosiu, kada neturėsi šalia savęs telefonų, viskas, kas švitėjimą duoda, kas telefonai, televizoriai, viskas duoda švitėjimą tą ir tu gauni tą kaip tipą radiaciją tokią. Ir paskiau tu, žinai, gali anksti ir atmesti, žinai. Kojas. Nu, krantai dar. Ai, palauk, tai čia ta švytuoklė, kur tu tada skambinai ir sakei Jo, aš išjungti visus, visiems prašiau, kad prietaisus maldavau, išjungti. kad visus telefonus, kompiuterius, viską reikėjo tada ar 4, tai buvo, man atrodo, 4. Tai aš kaip durnas Jo. išjungiau ir nieko nepasidarė. O tu nematei, ar tu tai nežinai, ar pasidarė, ar nepasidarė. O tai Tu kaip žinai. nežinai, dabar rytoj reikia, antradienį vėl 11, daugiau vėl įjungs. Ai, nu, Vėl reikia visiems viską išjungti. tai tu Iš pasakyk, rozečių tai aš suprantu, kad ištraukti. ištraukti, tai geriausia iš vis be elektros gyventi. Nu. Bet kas Ne, ten būna tik su vieną to? tą dieną niekas kas būna. Nu, tave radiacija paima, nors tu nejauti tuo momentu telefoną turėdamas, ten kompiuterį sėdėdamas.
tave apšviečia, bet tu tai nesuvoki, nejauti. Kaip koks rentgenas, ne? Tai, Nu, ar tai rengenas tave tu nejauti, nu, pastatei tą krūtinę nu, sėdį. ir kas daro tą rentgeną? Nu, ta švituoklė visam pasaulyje turi nuimti daug žmonių. Nu, jie taip visokiais būdais daro, kad kuo daugiau žmonių išeitų. Sunaikintų. Nežiūri, nei Seimo, ar tu Seime, ar tu kur bebūtum, kas tu toks bebūtum, nors marionetės galvoja, čia gyvens pripevaijučiai. Eleonora Ser bando ginčytis. Tai buvo Amerikoje, sako, ne pas mus. Visur buvo. Nu, aš ir galvoju, kad trumposios bangos... Niekas nežiūrėjo, tik Amerikoje. Jos visur perėjo, kaip įjungė, jos visur eina, vo taip, tokiom kaip... Nu, gal buvo filmas, atsimena tik svailai toks Jo, ir taip. tokios rūtulėje. Nu, panašiai taip ėjo labai stipriai per visą Europą. Ir čia per visą, mes tai kur esam, ar ne Europoje? Nu, čia trumposios bangos, jas kelis kartus apeina. Jie gudriai viską daro. Jo. Ir būtinai, va dabar 11 rytoj, jei galit, juk nesunku, paimkit ir išjungkit tą telefoną, nelaikykit, išjungkit viską tą dieną, tik juk nieks neprašo, visų išjungkit. Šviesa čia nepričiom, bet vis tiek einat miegoti, išjungkit ir tą šviesą. Juk čia prieš miegą reikia. Apie 2 valandą vėl gali nakties praeitą spinduliuoti. Nu. Ir jinai veikia per elektros prietaisus. Jo, jinai per visur. O kad tu nematai, tai čia nejuokaukime. Nu, kas dar džiugaus bus išskyrus iki naujų Nu, metų? labai gerai mes gyvensim, jau greitai, tik paprasčiausiai baimės neturėkit, mėlėjai mano tautiečiai. Būkit be baimiai, nebijokit nieko. Taip turi eiti, ateina tikroji, tai jau prasideda era, naujoji era ateina. Ir turi būti. Svarbiausia, jeigu nebijosit, susikalbėsit su savo širdimi, o ne makopėliu, ne galva. Visur išeisite kaip iš kažkur tai. Dar įdomu net bus. Su įdomumu dar gyvensim. Nes mūsų visą kartą, tą viską, kur tik nepabuvo, ir Sovietuose, ir naujoje Lietuvoje, ir dabartiniam tam gyvenime visokiam. Ir dar pabūsim tokiam, kur net sapnuose nesapnavome, kaip fainai. Eleonora Ser dar sako, iš telefono reikia išimti bateriją, kas dabar neįmanoma. Vat ginčijasi tavo Eleonora. Tai išjunk, tu su ranka išjunk ir užtenka, nepraistas. O jeigu į šokoladinį tą blizgutį įsuktų, aliuminio Gali foliją? įsukti ir į folgę visur, bet aš žinau, kad reikia išjungti telefoną ir viskas. O ant galvos folga padeda ar nepadeda? Nieko nepadeda, nes yra poros visur, ką tau galva tau padės. Įlyst paciforą visą, įsipkirpk akis, šnypa čia, kad kvepuotum ir vaikščiok. Žmonės į Durnaną mišką atsirasi, sakys, kas tos dabar čia visiškai. Kaip su gandonu užsidėjęs penkis. Tegu savo sako, svarbu gyvas liksiu. Nu, tai ko mums nelikti gyvais? Sakau, nebijokime, mes liksime, mes visi liksime. Nebus mums jokių karų, nesidraskykim. Dabar į pietus paskutinis karas, tas ateina, aišku, jis bus neilgai, jau taip, ne taip, kaip Ukraina visus metus ten kariavo, bet jis ne tas karas, Ukrainos kitoks karas, čia kitoks karas. Tarp, kaip sakant, kraujo labai daug pralies. Dar pralies. O aišku, tai kad čia nedaug dar pralėjo. Nes dar įsimaišys kitos šalis, jau grėžia dantimis. O Lietuva, tu visakai nematai karo, bet jie vis artyn tas karas. Lietuvai nebus jokio karo, nes nebus čia nieko, mes išeiname iš čia. Lietuva, kas liks, tai čia tik šals, labai šalčiai bus čia. Badas, nes jei karai, tai čia badas baisiausiai, pats žinai, be manęs. Na ir kas, kad tu ten bulvę pasisodinti. Nu jo, bet man biški gaila, namą baigiu apšiltinti, dabar paimk ir palik tą namą. Bet kokiam būsi. O aš taip
Tiesiog net galvot apie tą savo triobą nenorėsi. Nu, kaip tai nenorėsi, aš darau savo rankom su meilė viską. Visai kitam būsi name, tokiam, kur net svajot nesvajojai, nei pasakose, nei sapnuose nematai. Gyvensi kaip pons baravykas. Kaip baravykas. Jeigu žinoma pereisi, o jei ne, tai šalsi čia drebėsi savo tom name. Aš tai aišku pereisiu, ko mane pereiti. Nu tai ko čia tada ir atsakyk, aš pereisiu, banda, ką man tas. Bet aš ir namą pasimsiu su savo. Ką man ta, ne. Klausyk, tu man pasakyk, ką reiškia. Pas mane musmirės atėjo šiais metais. Niekada nebūdavo, įsivaizduoju. Į kiemą. Pradėjau kieme musmirės. Nu ką, jos labai matomai gal ir imuninę nori pakelti. Vis tiek kažką tai reiškia. Tokie dalykai. Bet gyvenime nebuvo, sakau. Nu, čia reikia matomai spausti, skysti kažkokį labai po pusę pipetės naudoti, kad vėžio jokio nebūtų, jokių tų žiravykų visokių. Ir ant poliežiuvių kišti ir laikyti ir išgerti, su seilėm nuryti. Čia yra labai geras dalykas, bet nuo pusę pipetės, paskiau visą pipetę, visą kraujozą. Tai tu džioviniesi renki musmirę, šiaip grybaut vaikštai, ne? Aš turiu musmerių. Bet Dabar žinai, kaip baisu. Kaip baisu, toj visokių prigalvoja tų kovidų, visokių velnevų, kada tu nurysi, turėsi tau viskas, žinai, kaip nužudys. Tos visus vakcinas, covidus, visokius gripus ir panašiai. Labai gerai ir svarbiausia, kad sutvarko labai kraujagyslės, galvos, visur kojų, viską išvalo, parazitus, kurie nereikalingi, nužudo visus, pilve. O reikia gerti ar trintis jam, to musmirėm? Ne, gerti su pipete girdi, kad paima į sunkiai tos. Ai, tu šviežiai sultis, ir iš jų ir su pipete po pusę pradžiai. Pipetės, tokios mažos pipetės yra. Po liežiuvių palaikai. Aš galvojau, kad ir džiovinti reikia biškį. Nereikia jų džiovinti. Aš tokį receptą gal kitų klaus, kaip yra ir kas džiovina, bet baisu, kad neapsinuodit, žinai, kaip čia ne taip jau. Jos labai padeda, bet reikia turėti tą receptūrą, viską. O tai grybautai net ne, ten Klaipėdoj, ten nelabai kur yra turbūt. Tai yra pilna pas mus grybų, tik palėja dakrena grybų. Tai vaikštai Ir baravykų turiu iš šaldiklių prisikrovusi visko. Man ir musmerių, man nereik vaikščiot, man visko atneša. Alma Kristutienė sako, tai lydi visų šviesa, tiesa ir begalinė meilė. Ačiū, Vandutė, už patarimus ir įžvalgas. Va. Ačiū, mieloja, ačiū labai, sveikatos, kantrybės, grožio. O Leonora Ser sako, džiovintos susamanė užpilti ir po lašiuką. Taip pat, jo, tik po lašiuką, su pipetė galim su pusę šaukštelio valgomų čičiūt. Irgi galima. Kiekvienas savo turi receptūrą. Aš vėlgi aiškinu su tom musmerim. Bet su jom nepajokausi, reikia žinoti tikslę tą, nes jos gali ir tave, žinai, ir kojas pakratyti gali. Jeigu galvosi, dar. Jos mane myli, man atrodo, tai čia tas pats. Ne, tai čia myli, bet žiovink vis tiek, kaip žmonės sako, o ne iš savo galvos susigalvojęs kažką. Tai jos man pasako, ką su jom daryti. Tai tą ir daryk. Tai būsi sveikas, stiprus, gražus vyriokas. Gražesnis negu dabar dar? 300 metų išgyvensi. Viską. Tai palauk, taigi sakei. Man tu be barzdos labai gražus. Bet tu sakei. Man netiktų, atrodo, kaip tas popas. Ir sendina. O kaip be barzdos tokia mažytė buvo barzdytė, grožys. Eik, tu bandžiau mergų neatsiginu, tada viso šniūrais eina iš paskos. Eik, skentas. Nenervuok manęs, jok šikma. Reda Redukas sako, valgiau visą galvutę ir nieko nepajutau. Musmirė sako, suvalgiau visą ir nieko nepajutau. Tai ačiū Dievui, gal kokia pakliuvo labai tokia
Nu visko, bet reikia biškai ir saugotis. Nu, tai kas ten, čia karto ne viskas, o kitas iki gali ir patenkti. Vis tiek receptūra tokia po biškai. Tiek, o dar ar tik musmirės raudonos, nes internete mačiau, kad yra raudonos, o dar yra ir kitokios musmirės, kurios kitaip veikia, tik, sako, visos musmirės veikia, tik tai skirtingai. Nu, nežinau, aš tą su baltais taškeliais tą tik. Raudoną. Raudoną jau. Aš tų nežinau, ką nežinau ir niekam negaliu niekur sakyti, jeigu pati nežinau. Nu. Gerai, ką tada dar patarsi, apart meilės ir ten Nu viso? ką patarsiu, svarbiausiai mes dabar gyvenam tokioj baisiam dalyke. Va dabar po to mėnulio užtemimos dėl, tai kažkas tai vėl įvyks tai žemė, nes vis įvyks ir įvyks ir įvyks. Svarbiausiai nebijoti, Lietuva vis iš šona, nėra tokių dalykų, vis iš šona. Ir kad svarbiausiai nebijoti, patarčiau. Svarbiausiai daug vaikščioti, nesvarbu, kad tie aliumas su jodu ten skraido mum ant galvos pila, bet vis tiek daug, kad imuninę turėti, kad ta imuninė nenusilptų. Ir jeigu einate į visuomenę kur nors daugiau, nu suvalgykite, nu kad turėtumėte tą apginimą. Jeigu su tom musmirėm paėmus, tai čiagi tu atsiginsi nuo visko, jokius virusus tavęs neims. O taip aš myliu jūs, man patinka mano Lietuva, patinka mano visi žmonės, ir tokie suniūrę, ir tokie linksmi, ir visokie. Nu, mes esam visuomenė, visokių reikia, visokie yra, bet mes turime mylėti vienas kitą, mes išliksime. Aš gerai žinau, kad mes išliksime. Mes tik turime stengtis pamilti, nubraukti tą pyktį nuo to piktojo, kokių gražių žodžių jam atrasti, žiūri, jau šypsosi tas pikčiurna. Nežiūrėkim, kad jis tenais pliotkininkas supyko ar ką. Mes nusišypsokim, šypsena yra, viską nuginkluoja, žinok, visą tą blogį. Koks tu bebūtum, jau jam kažkaip kitaip atrodo ir kaip jis ir neteisus. Tai vo taip. Freda Redukas rašo sveikatos ir kuo daugiau būtų aukštose vibracijos ir kad kuo daugiau filosofijose būtų, tam tikram atsidursim, tai didumą astrologai prognozuoja, o šitą pusę dar pasakysiu, kad atradau prieš kelias savaitės Piotrą Garejevą tokį. No. Nežinau, ar girdėjus, ne? Ne. Ir jis ten atrado, dabar numirė žmogus, bet jis atrado, kad skirtingais hercius matricas padaro, tokie skirtingų hercų dažnio. Aha. Ir tiesiog užsileidi nakčiai ir klausai. Ir ten taip nuramina gerai, žinai, tenai. Ir atrodo, ten net ne muzika, o taip šniokštim, tokie visokie. Bet yra tie garsai, kurie tikrai ramina, nebūtinai tokie tai biški švilptelėjimai, kažkokie šniokštė. Aš esu girdėjusi. Piotras Garejevas vadinasi. Taip ir sėdėtum visą laiką, labai. Tai ten užmiegi prie to ir ten nieko. Vat jeigu kas stresą turi ar ką patariau keliems žmonėms, sakau, geras dalykas. Tiesiog užsileidai ir viskas ir užmiegi ir neprisimeni, kad ten. Ir eina naktį, ir ramina, žinai, tie visi dalykai. Tai labai gerai. Nu, tai... Labai gerai. Tai, bet tu negirdėjai ten tokio? Aš tą girdėjau muziką, bet negirdėjau nuo ko jinai, apie tos žmonės, kurie ką aš girdėjau. Esu pas draugę tokia buvus, specialiai man užleido tą muziką, tokį didelį, tokį televizorių labai didelį. Ir aš sėdėjau ir tiesiog, o taip. Kažkur gavusi, bet per televizorių ėjo šniokštimai, paukščių kažkokie tai vibracijos, gražiai, tai sucyp švelniai kažkur, tai vėl kažkokie garsai, tie garsai tokie, tai likalimas, bet toks švelnus, toks mielas, ne tai, kad kola, ne, toks šiek tiek tik. Ir vot kas tą darė, jie žino grinai, aš tiesą sakau, labai maloniai, mygdyt mane ne, bet tokia ramybė pajunti. Jo, tai ten yra skirtingos tos matricos, skirtingi deriniai dažnių tų, ir ten ir ligas gydo, ir ten visokias, ten, viską. Ir nuo psichologijos ir
yra visos lygos, o jeigu tavo rami psichologija, tu viską greitai išgysi. Visada greitai išgysi, jeigu tu ramios psichologijos, o jeigu ji nerami, jeigu ji nemiga, jeigu ji tas, anas. Aišku, ir lygos, ypač tos kraujagyslės, pats bjauriausias dalykas nuo tos psichologijos eina. Tai taip. Dar čia buvo vienas, palauk, negaliu rasti, neturiu pagalbininkių, tai sunku man. Sunku pagauti. Ir šitie komentarų yra, vienas labai ilgas buvo ir nematau, kas rašo. Esat labai gerai ir nuoširdį galėt paleisti visatą, mes visi kuo daugiau susitikti ir būti tame dabar užtemimas, tai labai labai reikia būti, medituotume meilę ir norą gyventi tame, linkėjimai jum iš Suomijos. Aš labai noriu, kad mes visi mylėtumėme vienas kitą, kaip mums būtų smagu gyventi čia. Kaip mums būtų gera, jeigu mes va taip atleistum. Ir taip jau 50% atsibūdo. Nu dar 20. Tai kokia būtų jėga pas mus? Nu nors 20 dar atsibūstų. O kiek dabar? 50% jau pabūdę yra. Bet tik sėdė pakrūmėse kažkur, niekur Nu, čia nenaduoda. tau atrodo, bet tikrai pabūdė. Tikrai sakau. Dar bent 20. Kokia būtų jėga, kokia būtų stiprybė. Nu, neaugi nesupranta žmonės, kad nereikia į tuos kvailus įstatymus įstebėlinę. Nu, mes visi esame laisvi, mes visi laisvi rinktis, mes visi turime, kiek mes patiriame blogo, skaičiavime tų pinigų ir pinigų, tas šaltumas ateina, tas visas tik tais, oi, šiandien dar galėčiau biškį daugiau uždirbti, kodėl šiandien kažko tiek mažiau jau. Nu, nereiktų to. Reiktų pasidalinti, apkabinti vienas kitą, padėti vienas kitam. Kiek daug kenčia, nu kodėl, bet jie ir geriečiai, nu ir skaudu jiem, kad jie tokie kančiuose. Nu, biški šypsenos jiem, biški šilumos tiem kenčiančiams mūsų tautiečiams, kiek daug eina prie tų, kad tik gauti ko nors pavalgyti į kažkokius tai tuos valgyklas. Tai neugi tai jaunų žmonių visokių eina, taip nusigyvenom, kad tiesiog tiek daug stovime eilėm prie maisto. Nu. Taigi baisu, ne? Nu, taip. Nu, čia kraupu verkti norisi, ašaruoti, tiesiog ašaras lieti, tai viską pamatęs, kas čia darosi. Ale kaip dera, sakai, ašaros ir šypsotis. Kaip įmanoma ir šypsotis, ir verkti? Šypsotis iš gėrio, o iš to, kad blogio, tikrai ašaros eina. Tai viena apie tai kalbam, kita apie jau kitką mes kalbame, mielasis. Aš matai, nuo kopusai, aš išgirdau, kad kabinėtis ir jau man rūpi kabinėtis su tavim. Nu va, kabinėtis. Aš tik kalbu apie tai, kad sakau, vis tiek dorumo reikia, gėrio viens kitam. Supranti, visų mūsų raudonas kraujas, visų. Visas pasaulis turim apsikabinti, mylėti vienas kitą, kiti labai jau bando, tą viską daro. O kiti guli savo, galvoja, čia tik mano. Čia viskas tik mano. Praėjo koksai ten žmogutis per kur žemė, kur ten miškelis koks, sako, čia valkiojasi. O čia žinote, kad privatizona. Aš suprantu tokį dalyką. Nu va tau ir, šiandien tavo, rytoj iš kur žinai, ar bus jau čia tavo. Va tas yra labai nemalonu, labai baisu. Kad mes tokį, praėjo tas žmogus, nuskynė, ten kažką rado, ten pasijėmė. O Jėzu viską mato, pykčius daro, nervatriopkės daro. Tai yra pats baisiausias dalykas. Rimutė Antanavičiūtė, įsigando tavo šitų pasakymų. Sako, Vandutė, meilė, šilumos ir jums, sako.
Ačiū Rimutėlė, broliu. Ačiū už tokius gražius žodžius. Ačiū, dėkinga labai labai jums. Aš jau biškį pameluoju kartais, žinai, pagražinu Tai ko komentarus. meluoji čia, melagieną, tu nebūk melagieną. Man įdomu tave paerzinti. Ja. Nu gerai, Vanda, dar palinkėk, ką nors žmonėms, žinai, tokia, nu, aišku, kad nesinervuot, kad tenai ten tą visą laiką, bet man, nu gerai, Lietuva, sakai, aplenks. Nu, iš tikrųjų atrodo, kad ramu, niekas nieko nevyksta. Va, Bet matai, vis tiek, va, Lietuva atlenks, bet mes labai bjaurūs viens kitam. O aš apie tai kalbu. Jeigu mes geriečiai būtume, mes kaip greitai, gražiai čia susitvarkytumėm viską savo žemelį, kad kas suprastų, bet va. Va, Rimutė va sako, na mes geri ir geri, visą laiką geri, o mus vis durina ir durina. Vat už tą gerumą gal ir durina, gal reikia snukį kartais duoti. Ne, tai čia visus durina. Čia to Rimutė, ar kas, kaip jūs? Rimutė. Rimutė, 11 000 metų mes vergai mus visus durina. Visus. Ne tik tai tave ar mane, mes kalbam apie visą pasaulį, kad 11 000 kaip įėjo, vat tie visokie apgaulės istorijos 100 kartų perrašytos, Biblijos ir panašiai visur mus durina. Bet ateis tas laikas širma nukris, o tada žmonės supras iš proto eis, kad taip mus tiek ilgai durino. O dabar kentėkim, nes mes gražiuoju dar negyvenom, viens kits tik. Kalbame apie visus, kad reikia susivienyti, mylėti vienas kitą, padėti, atleisti, mes apie tai kalbame. O mes to dar nedarėm. Nu, saujelė kažkur daro, bando. Bet kad daug kas ir nedarėme, tai už tai ir durina. O Rimutė, labai geras klausimas. Vat, ar yra kažkokios ribos tarp gerumo ir kančios? Vat, ribos. Tai nebus kančios, kada vėl kai susivienysim, kai pajusim, kad kažkas tai kančia savo artimui. Tada ir nebebus tos kančios, bus dvasiškumas, bus šiluma, tiesiog akis visai kitaip, žiūrės vienas kitą. Dabar tai tą į ožį panašiai, tas į kiaulę panašus, tas į gyvatę, tas taip, viskas iškreipta iš tikrųjų. Iš tikrųjų, mieloji Rimutė, mes čia visi labai esame gražus. Paprasčiausiai ateis laikas ir viskas ateis į savo vietą. O dabar tai vienas veidas mums nepatinka, tai kažkas darosi. Čia viskas paprasčiausiai iškreipta. Tikrai mes gražus, tik mums tegul širdis biški, visi galvokim širdimi, bet ne galva. Neeikim į tą paklaidą. Paklaida yra paklaida, faktas. Matau, tikiu, nematau, netikiu, faktininkas paklaida. O širdis jau yra tiesiog išeitis iš visų to blogų ir kančių. Kai tik širdimi pradėsim susikalbėti, iš karto ateis grožis, ateis gėris. Kiekvienas žmogus toks gražus, paimk piktą žmogų, bent kažką gražaus pasakyk, jau iššypsosi, jau sublizga akis. Vis tiek visi nori to šilumos, to grožio, bet mes patys pasistatę tą tokias balyje, kaip jie tokius, žinai, kaip ir sunkumus tam gyvenimo keli, savo nervus iš pradžių prisigalvojam, paskiau gulam į ligoninę, lygos pas mus užpuola visokios baisiausios. Ir viskas eina nuo nervų, neapykantos, nesuvokimo, nesupratimo ir nuo širdgėlų eina. Irgi va tokie visokie dalykai. O kada būtų šiluma, kada mes pajustumėm, kada verkiam tenais, močiutė sėdi, neturi ką valgyti, arba nuėjo ten bulką perka. Ne, nupirkti gėlių, ką nors pripirkti, padėti žmogui. Kiek ten kainuotų tas 10 eurų, bet tuoj šypsena močiutė, tuoj džiaugsmas būtų. Ar tenais motinai vėl su vaikeliu kažką tai nupirki. Ir visiems čia šypsena būtų, o to Maksimuose padaryta, tenai stovi merginos, duoda tos jau lapelius, nupirkite badaujančiam tiems.
Nu tai tiesiog koktų, nu kodėl mes turime, vat, mūsų tautiečiai badauti, aš niekaip nesuprantu, kodėl. Kodėl mums kažkam tai reikia kažkur tai įsiųsti į falšą kažkokius didžiausius pinigus, būk tai padedam kažkas tai, o savi žmonės va taip vargsta. Nu, juk aš, pavyzdžiui, va, pasakysiu, va, Grybauskaitė, pasakysiu Šimonytė, ne, premjerė, kad tu galbūt mano sesuo esi, mano motina, mano duktė, kad mes visi persigimstam. Ir šitai palieki tu mane nevalgiusi, 180, 200, ten 20 pensija. Nu ar tai reikia biški galvoti. O kada mirsi, pajusi, kam tu darei tą blogį. Vot. Pati atsėdi savo, aš valdovas. Gerai, būk tu valdovas, bet tu puošk tą mūsų Lietuvą, puošk mūsų. Savo tautiečius puošk, ne? Daryk viską. O ne tai policija, ten kažką pasakė, nebūtinai reikia suimti, reikia kažkokius teismus, kažkokius vėl tos pinigus, begalinius pinigus, ten už kažkokį žodį netokį, ne taip. Nu, negalima, juk Kremliaus laikai buvo tokie, kada tik KGBistai daro. Nu, jūs, tai, seimūnai, visi jūs inteligentai, jūs žmonės, nu, kodėl reikia tą KGB, kad čia grįžtų, nei tą pasakyk, ne tą pasakyk. Juk kada buvome laisva Lietuva, sakėte patys pradžioj, kad kiekvienas žodis bus išgirstas. Ašgi buvau ir Sąjūdy, ir visur. Kiekvienas žodis bus viskas žiūrima. O dabar, nu, negali visų nuomonės būti, aha, gerai, šikit mane galvos. Aha, gerai, nu, kiekvienas turi savo nuomonę. A nebuvo taip, kaip laisvoj pradžioj Lietuvoj. Juk sakė kiekviena nuomonė. Nebus to kaip KGB čiutkas, ne tą pasakėjai, ne tą kažkas, tai jau KGB prisistatė, jau tave velka, jau tave tempia, jau tave tardo ir panašiai. Tai va, tas man labai nepatinka. Dabar turim užsispaudę snukius, burnas, tylėti dabar. Nu taip išeina. Jeigu man taip nepatinka, kodėl aš negaliu įsisakyti savo nuomonę? Pasakyk, tu žurnalistas, pasakyk man tokį dalyką. Nu, jeigu nebandys užšiaupti, viską galės sakyti, tai sutrukdys jų karui, visiems tam ruošiamam. Nu, tai negali leisti kalbėti. Kokiam karui? Nu, tai jiegi nori, kad karas čia būtų. Nu, šiaip jau. Tai va, to, jeigu... Bet koks čia gali noras, juk ir patys žus. Tai jie nežus, jie prisipirkę užsieniuose visokių... Eik, tas užsienis visas šokinės. Atvirkščiai reikia dabar džiaugtis visiems, būti laisviem, gražiems ir džiaugtis, kad tik jėga būtų Lietuvoj. Draugiška, aišku, jėga, o ne kažkokia ten karo jėga. Draugiška, malonė, apsikabinimu. Visur bus, pasakau atvirai, niekas nedings, kokias investicijas, kur turėkite. Bankai žlugs, viskas, palaukit, tsunamiai kados jau ateina toj. Viskas žlugs. Apsikabinkime kuo greičiau visi ir negalvokime apie tos materializmą, juk prisiminsite, ką šiandien kalbėjau ne už kalnų. Tai va, bet sakai apsikabint, bet kai aš puolu prie tavęs kabinti, tai iš karto eik tu iš čia, nu kažtai... Tai čia, o kada aš sakiau, eik tu iš čia, nu tu rabiški, nesvaik čia, kalbėkime dorai, kada aš tavęs tau sakiau. Nu gerai, tai kai baigsim kalbėti, aš pulsiu kabintis tada su tavim. Man nereikia tokio kabinimo, man reikia švelnaus žodžio viens kitam. Tai ir yra, kad o ne fiziškai čia visi. Tada fiziškai apsikabinsime, kada baigsis karai, nepykanta ir pykčiai. O tada jo, bet dabar ieškokime būdų, kad galėtumėm šiltai, draugiškai vėl tą Lietuvą statyti. Kratyti ją, kad jinai atsipeikėtų ir vėl eiti visi. Tiesiog į ateitį bėgti mes,
Va tokio apsikabinimo aš kalbu, o ne fiziško to apsikabinimo, kad čia nepriko visiškai, aš kalbu apie širdį. Va, aš jau apsidžiaugiau, kad kabinėsimės. Nu, tai taip. Nu gerai, reikia važiuoti man trobą, šiltinti toliau, tai pasakyk Nu, tai pasakau paskutinius žodžius. Mylėkim vienas kitą, nes ne už kalnų, mylėkim vienas kitą. Ar tu verslininkas didžiausias, ar tu vadovas, ar direktorius, ar tu seimūnas, ar tu mentūrai, policijoje ten kažkoks. Kur bebūtum, tai mylėkim vienas kitą, nes šiandien aš toks, o rytą aš galiu būti niekas tiesiog. Mylėkim vienas kitą, gelbėkimės dabar, nesvarbu, kad matom Izraelį dabar ten karus, bet vis tiek mylėkime, kad neatsitiktų ir mum. Nors mum neatsitiks, nes mes gal ir pamilsim vienas kitą tą matydami dabar viską, o jeigu tas, kas nenorės, va to visko, juk vis tiek čia turės perėti ir badą, ir šaltį, ir viską išgyvens, neišgyvens, o vis tiek norės išgyventi, jeigu šaltis, badas bus, iš visko eis, šaknis rys, bet vis tiek norės išgyventi. Tai šiandien, kol dar esame gyvi, kol sveiki, kol gražus, kol dar net tą Lietuvą galim dar po biškį tvarkyti, mylėkim vienas kitą, pamilkim, tai mūsų ginklas pats didžiausias. Nei vienu ir nerasi to ginklo, tikrai, pasakau tikrai, kad kaip stipri meilė viens kitam. Tai aš tave tai myliu, o tu mane myli? Ne ta meilė, ne gašlinė meilė, o meilė. Meilė, kaip, iš širdies šilta, kaip Jėzui mylim, kaip vaiką mylim, kaip, kaip motina, kaip sesų nemylim, kažkas tai šeimose vyksta, dabar vėl nežino kas. Kaip kažką tai tokį, kaip mama gal, kaip draugai yra meilė, tokį gerą draugą. Tai panašiai, tai pradėkime apleisti mylėti. Ačiū tau, Andalė. Ačiū ir iki kito karto. Kada atvažiuosi dabar? Ką žinau, ateis laikas ir atvažiuosiu, niekur nedingsi be manęs, vis tiek atvažiuosiu. Gerai, iki kito karto. Iki, sėkmytės.